Šiandieną turim nerealų automobilį. Tai yra absoliučiai galios, komforto ir prestižo viršūnė. Tai yra Mercedes-Benz S-Coupé. Tokių buvo pagaminta tik 1300 vienetų. Turbūt pasakysit, kad tokių buvo daugiau. Tai žinokit, ne, aš jūs pataisysiu. Čia yra S65 V12 biturbo varikliu, pilnos komplektacijos automobilis. Pilna komplektacija, 12 cilindrų. Visi šitie dalykai susideda. Automobilis sveria virš 2 tonų. Važiuoja super maloniai, super komfortiškai. Įsivaizduokit, šitas automobilis yra kupė 2 durelių. Labai man patinka šita dalis, kai nėra šitos stojkės. Labai gražiai atsidaro viskas. Pažiūrėsim to jau kiek yra gale vietos. Bet automobilis yra tik 9 cm trumpesnis už S-klasės sedaną. S-klasė tai yra didžiausias Mercedesas sedanas, ne? Bet jis yra platesnis. Automobilio plotis yra virš 2 metrų, be veidrodėlių. Tai kai važiuoji labai jaučiasi iš tikrųjų, kad jis tikrai labai platus ir labai didelis. Kiekviena detalė yra didelė. Sunki, stabdžiai dideli, R22 ratlankiai. Kiekvienas šitas dalykas susideda, bet automobilį padaro, nuostabiai atrodo pasakiškai geru. Paprasta S63 AMG Mercedesą būtų galima įsigyti tenai 50-60 tūkstančių eurų, tuo tarpu šitas iškart kainuoja dvigubai. V12 biturbo S65 dvigubai. Tiesą sakant, prasideda nuo 130 tūkstančių eurų, šitas netgi šiuo metu yra įkeltas į skelbimą už 135 tūkstančius. Nori dar įdomių dalykų parodysiu? Pažiūrėkit. Nerodysiu tiksliai automobilio VIN kodo, bet VIN kodas yra perkaltas, nes automobilis buvo pavogtas. Tai automobilį nupirko Amerikoje, Uber Motors, čia jų kliento automobilis. Kaip ir prieš tai rodžiau AMG, yra lentelė, kas jį rinko. Kaip lievai šitas. Čia įdomiai aišku barška. 2015 metų automobilis, 10 metų senumo, 130 tūkstančių eurų. Karbonas taip daro, ne? Girdisi labiau gal ne karbonas, o blieka. Bet žodžiu taip, automobilis nebuvo daužtas, automobilis buvo pavogtas. Buvo langas vienas įtrūkęs, dvigubi langai visi aišku yra. Ir todėl įtrūkęs, nesudužęs ir perkeltas VIN kodas. Yra viskas sutvarkyta aišku, iš aukciono automobilis nupirktas Amerikoje. Matosi registracija jau lietuviška, 65, gražiai parinkta pagal modelį. Tai žodžiu, nupirktas automobilis yra aukcione už 56 tūkstančius dolerių. Tai šiuo metu užregistruotas, davestas, sutvarkytas, nors nieko nereikėjo remontuoti, kaip man ir sakė, nieko neremontavo, norėjo langas pasikeitė, aišku, registracija, sueuropinimai, ir ten gal kažką norėjo pagal save žmogus pasidaryti. Bet žodžiu, 80 tūkstančių eurų, 80 sutilpo S65 Lietuvoje. Aš toks laimingas esu kiekvieną kartą pamatęs kažkokį įdomų automobilį Lietuvoje, kad lietuviai perka ir važinės tokiam mašinom. Tai šokam į vidų, pažiūrėsime čia. Vienas įdomus dalykas, žiūrėkit. Kas turi Mercedesus, žino, ką reiškia šita juosta. Jis yra pilna, visi 6 mygtukai. Garso sistema, 4 vietos. Čia netgi garsiakalbis. Diržus, aišku, paduoda. Vis dėlto S-klasė. Kaip ir minėjau, jau ankstesnio Mercedeso, kai apžvalgą dariau, minėjau tokį dalyką, kad toks jausmas, kad S-klasė Mercedesas renka atskiroj gamyklai. Ir šitas automobilis tik patvirtina mano žodžius. V12 tik murkia kaip kačiukas. Reguliuojasi, aišku, aukštis, režimai važiuoklės, va dabar spaudžiu važiuoklės mygtuką, režimai, aišku, sport, komfort ir panašiai. Kaip gerai atrodo panorama, atrodo dabar per kamerą, toks gražus ruduo, geras oras, geras automobilis, geras oras. Bet einame prie detalių, apie kurias ir noriu pakalbėti. Oda visą laiką bus S-klasėje kitokia. Tas ventiliatorius V12, seniai, reikia taušinti tokį daiktą. Labai minkšta. Labai minkšta. Visur absoliučiai yra prasiūta. Visur odelė, karbon detalės ir oda. Va čia tik tai ant vienos detalės neuždėjo odos. Bet ir tai jinai turi už savęs kažkokią medžiagą, nes nebarška taip kaip pigi plasmasė. Žodžiu, visur atrodo kiekvieną detalytę pabaigė. Pabandom įlipti galą, pažiūrėsim, kiek čia yra vietos. Esu atsistūmęs gal ne iki galo, pažiūrim. Jo, ne iki galo dar yra vietos. Pagaliau, normalus, galingas automobilis, 2 durelių, kurį aš telpu. Fainai, kad viskas pavažiuoja. Sėdynės ganėtinai gilios, tai fainai, kad giliau įkrenta šikna. Čia turime šitus šlenkimus, kurie turėtų duoti vietos. Visai gal neblogai, žinok. 4 vietas, aišku, čia 5 žmogus nesėdės. Gale ventiliuojamo sėdynės. Irgi. AMG, karbonas, garsiakalbiai. Žiūrėkit, kaip galvai vietas padaryta. Pukšt ir vėl čia įdubimas. Ir čia dabar yra mano galva toje vietoje. Va, aš visai telpu. Neblogai. Žinai, kupė. Ir telpu.
Prisimink, kiek sedanų aš tikrinau ir į sedanus netelpu. Net AMG GT4 duris, ne? Ir aš netilpu į automobilį. Į automobilio galą, tiksliau. Automobilį gal tilpu. Labai patinka. Labai patinka. Dar vienas dalykas. Einam čia. Aišku, čia mano yra daiktų prikrauta. Palauk, raktelį pas mane. Kažkodėl galvoju, kad raktelis bus spineliai. Ar matot, kad paskutiniu metu važinėjau su sino mašinom? Nu gerai, čia mano kuprinė, mano striukė. Gal taip ir paliksime, nieko baisaus. Bet kaip pavyzdys, balnai ištiesta ranka iki galo. Nu vietos daug, tikrai vietos daug. Kupė modelyje, skaitau, kad labai gerai čia vietos, susimes kažką, super. Geras kasdienai naudot automobilis, taip sakykime, kėbulas geras. Ar V12 labai gerai naudot kiekvieną dieną? Čia jau būtų toksai labai atviras klausimas. Servizas, aišku, bus labai brangus, nu ir bent jau kokią savo degalinę būtų neblogai turėti, ne? Tai žodžiu, kuro tikrai ryja daugiau negu Lamborghini, bet važiuoja maloniau negu Lamborghini. Pavažiuosim su automobiliu, pažiūrėsime, kaip jisai važiuoja, kokia jo garso izoliacija, pasikabinėsime toliau prie Merso. Gerai, atvariau automobilį savininką atidaviau ir dar pasakė kelis niuansus, kurių nepaminėjau per video, nes jų net nežinojau. Tai kad durų apšyvkės yra šildomas, kur ranka pasideda. Nu, aš automobilių užrakinęs, gal jų matosi kažkiek. Žodžiu, ranka atsiremi, ten yra šilta, priekiniai žibintai yra su Swarovskiais. Taip, jie tik pats S65. Nice. Labai puikiai reaguoja gazo pedalą, šiaip labai gerai jaučiasi, kad tai vis dėlto yra S-klasės Mercedesas. Važiuoja labai komfortiškai, jokio jojimo tokio nėra kaip ant koilų kokių, kaip pavyzdys dabar esu jungęs AMG važiuoklę, AMG Suspension Sport, sakykime, ant komforto, iškart dar palengvėja automobilis, taip atrodo, grinai, bet geras buvo žodis palengvėja, toks atrodo kaip per pūkus pradėtum važiuoti, ne? Ir labai gerai viską reaguoja. Sėdynės, aišku, AMG šonai pripūsti, užspaustęs esi, kiekvieną posūkį papučia labiau prilaiko, nustabilumas, komfortas superinis. Net negaliu patikėti, kad taip gali būti tiek stipriai gerai suderinta. Kaip pavyzdys, mes kai apžiūrinėjom AMG GT, jų mum atrodė visai neblogai. Nu, čia yra visai kas kita. Čia yra, wow, net čia yra visiškai komforto talonas. Automobilis iki 100 įsibėgėja per 4 sekundės, bet tai yra labai geri skaičiai, nes automobilis sveria virš 2 tonų. Kai važiuoji, gal yra to biški pojūčio, kad jisai didelis ir sunkus, gal net ant stabdymo jaučias, nors stabčiai tikrai dideli, bet atrodo, kad, nu, ne tai, kad atrodo, bet tu tikrai jauti, kad 2 tonos, ne jokas. Iš tikrųjų, sveria 2,1, man atrodo, gal netgi 2,2, kažkas tokio, žodžiu, nu virš 2 tonų, kaip minėjau. Nu kiek čia gaunasi, kokio 1,5 Lamborghinio, ne? Tai jaučiasi šitas labai dalykas, bet, nu tai yra komfortas. Visur visos medžiagos, viskas yra išbaigta, maksimaliai atrodo išbaigtas automobilis. Žodžiu, kad kiekvienas dalykas atrodo, nu ženkliai geriau padarytas, visa oda visur, absoliučiai viskas yra ženkliai kokybiškiau. Nors ir kupė, turime dvigubus langus, garso izoliacija iš karto, aišku, stipresnė, geresnė, ko pasiekoje mes artėjame prie tų 2 tonų. Dar 12 cilindrų, aišku, irgi turbūt turi įtakos prie svorio, bet žodžiu, tai yra, nu atrodo, kad tai yra super komfortiškas sportinis automobilis kažkoks. Va, taip kažkaip taip reikėtų, va, nežinau iš tikrųjų. Gal nors, galvoju, gal net nėra to sportiškumo. Kažkaip man sportinis automobilis toks biški asocijuojas vis tiek su to tokiu, kad jis toks biški joja, toks biški nekomfortiškas, sakykime. O čia per daug komfortiška, čia per daug malonu važiuoti su to automobiliu. Ir yra super galingas. Standartinis automobilis turi 630 arklio galių. Tai, nu šiuo atveju su standartiniu ir važiuojam, bet, nu, įspūdingai gerai reaguoja į gazo pedalą. Dar toks vienas fun fact, įsivaizduokit. Kai šitą Mercedesas pagamino automobilį, jau turėjo 9 bėgių greičio dėžę. Ši čia yra 7 bėgių greičių dėžė, nes 9 bėgių greičio dėžė neatlaikė automobilio galingumo. Dėl to reikėjo pasirinkti 7 bėgių greičio dėžę, kur yra tvirtesnė ir laiko galia. Nes biški 2000 apsukų perlipus, automobilis turi jau 1000 newtonų. Tai galas varo ir tas 1000 newtonų, patikėkit, kaip jaučiasi. Atrodo, važiuoji visiškai jokių sport režimų, nieko, paprastai komfortiškai važiuoji su automobiliu. Gazo pedalą lengvai paspaudėte, nežinau, 20-15 gal procentų, akceleratorių numiniai ir galas, taip vuk. Žodžiu, kai perki padangas, turi pirkti, nu, kaip minimum, manau, kad 6. Tai reiškia 2 priekio
ir 4 galai. Galia tik 2 ratai noriu pabrėžti. Tai reiškia, kad tiesiog dyla galas. Dyla tikrai galas. Nes čia šakas. Bolido galingumas komforte visiškam. Ir esi kupė automobilyje. Vau, tobulas atrodo automobilis. Mano akimis, kaip kad man patinka, tai yra tobula. Bet Mercedesas nebegamina šitų automobilių. Sustabdyta gamyba. Tai nežinau, ar neatsiperka, ar neperka daug. Bet ko pasekoje, kiekvienas šito automobilio savininkas šią akimirką džiaugiasi, nes automobiliai labai stipriai iškart pabrango ir kol kas visiškai jokių požymių nėra į tai, kad galėtų pikti. Tie, kas turi net paprastesnį modelį, kas nėra irgi paprastas 6.3 AMG. Mano geras labai bičiulis toks Algirdas vairuoja 6.3 AMG S-Coupé Mercedesą. Įsipirko jį gal prieš 5 metus, tai kiek tada mokėjo, tiek šiandien jis vėl kainuoja. O šito atveju tas automobilis kainuoja dvigubai, netgi gal biški dar daugiau. Pigiausias internete 130 000 eurų. 2015 metų automobilis, įsivaizduokit už tokią kainą. Ir kaina į viršų tik tai važiuoja. Viskas, aišku, priklauso nuo ridos, nuo išpildymo. Po šiuo atveju, kur sėdime, 6.5. Vienintelis Lietuvoje skelbimuose, nežinau, gal yra daugiau registruotų, negaliu tokios informacijos pasitikrinti, bet skelbime yra tik tai vienintelis, šiuo metu jis yra įdėtas už 135 000 eurų ir jis yra pilnos komplektacijos, kad buvo galima sukomplektuoti, tą į šitą modelį ir įdėjo. Kaip ir minėjau, automobilis buvo vogtas, todėl dar įdomiau pažiūrėti automobilio istoriją. Kiekvienas automobilis turi savo istoriją, tai sako mums CarVertical, ir įvedžiau automobilio VIN kodą, kuris yra perkaltas VIN kodas, jau ne originalus, ne gamyklinis, tai tą perkaltą VIN kodą įvedžiau CarVertical ir pamačiau automobilio istoriją. Ir istorijai turime šauktuką prie ridos, prie žalos ir prie title. Tai mums simbolizuoja, kad automobilis iš Amerikos, galima matyti nuotraukas, kad iš tiesų automobilis buvo parduotas be daužimo, atrodo tvarkingai, kas gražu, ir istorijai pamatysim, kad automobilis niekada nebuvo daužtas, fainai, niekas nedažyta, niekas neperinkinėta. Brangiam automobiliui, galima sakyti, kolekciniam automobiliui prideda labai daug prie vertės. Rida. Kodėl prie ridos buvo šauktukas? Galime matyti, kad nuo 20 metų iki 23 metų rida buvo sustojusi ir nereiškia, kad buvo atsukta, sustojusi, tam turi tam tikrą priežastį. Taip, prie dokumentų automobilio rašo salvage title, automobilis yra stolen. 23 metais, pirmą mėnesį rastas įrašas, kad automobilis buvo vogtas. 24 metais įvykusi žala, viena, ta žala ir yra čia fiksuota kaip automobilio vagystė, kad jau turbūt surado tą automobilį, jis atsirado aukcione. Visa šita procedūra trunka labai ilgai, tai tikrai žinau, nes nekartą esu pirkęs tą automobilį Amerikoje. Tai reiškia, kol visi dokumentų tvarkymai vyksta, visus lizingus sutvarkyti, nes tai turbūt lizinginis automobilis, draudimus sutvarkyti, kol visi tie dokumentai kažkokie atkeliauja ir kol galima pradėti naudoti automobilį, tai visą tai užtrunka, dėl to būna ilgam ta rida sustoja. Ačiū Dievui, kad kai baigėsi visą tą procedūrą, automobilis buvo nupirktas ir atkeliavo į Lietuvą. Žiūrim toliau, turime automobilio charakteristiką, visą gamyklinę komplektaciją išvardintą, kurios smulkmeniškai gal neanalizuosim. Po komplektacijos visą laiką matom automobilio laiko juostą, kur matome, kaip keitė savininkai, kiek jų buvo, žodžiu, kada įvyko įvykis, kaip kas buvo, kada atplaukė į Lietuvą, kada užregistruotas automobilis ir panašiai. Žodžiu, viskas labai aiškiai ir išsamiai yra su CarVertical. Jeigu norite ir jūs sužinoti automobilio istoriją, tai tikrinkit VIN kodą per CarVertical, naudokitės mano nuolaidos kodu ir gausit net 20% nuolaidą savo ataskaitai. Įsivaizduok, automobilis sveria virš 2 tonų ir yra pilnai iš aliuminio korpuso. Pilnai aliumas. Dar kelias įdomios detalės. Pavyzdžiui, išmetimas važiuoklė buvo gaminta tik tai šitam automobiliu, tai tik tai 1300 vienetų pagaminta. Automobilis, dvigubi tie langai, aišku, kai uždarai, tikrai jausmas kaip Rolls Royce. Tikrai nesiskiria garso izoliacija, atrodo. Dar iš prabangos detalių, dėl ko tas automobilis toksai brangus ir toksai malonus. Ir grįžtant prie tos mano minties pastoviai kartojimas, kad S-klasę kažkur kitur gamina, jie ne Mercedes gamyklai. Tai pavyzdžiui, visa absoliučiai šita oda, napota oda, yra rankomis pasiūta. Čia yra tikras anglies pluoštas. Ne imitacija, o tikras karbonas. Žiūrėjau, kiek dar čia dalykų nepažiūrėjau, Night Vision. Labai nemėgstu šitas start-stop funkcijas. Akumuliatorių reiktų taupyti, kai mano tėtis pasakytų. Šiaip erzina, kaip kur nors stovi ir toksai neturi iškart pilno gazo, tai pakoja, va taip. Gerai visai, ne per Night Vision atrodo skidelyje. Žiūrėk, priekyje rodo automobilis. Tai ir matys, aš tai matau per... Įsivaizduokim, naktį gerai rodo, jeigu dabar gerai rodo. Šitas automobilis toks yra ne tai, kad super automobilis, čia toks yra kaip meno kūrinys, toks kaip šedevras. Kai inžinieriai dar kažkada gamindavo tikras mašinas, žinai, 12 cilindrų įdėjo į kupė kėbulą, 1000 Newtonų atsuko.
wow, nebeleidžia niekas šiais laikais tokių mašinų gaminti, tai Mercedesas dar ant galo spėjo tą užsidėjo tokį. Sakt, tikrai nuostabų automobilį padarė. Aš tokį dalyką perskaičiu internete, nežinau kiek tiesa, bet žinot šiuolaikinius standartus, tai turbūt, kad taip ir yra, bet žodžiu, čia yra paskutinis V12 modelis, daugiau jų nebegamino, nes tiesiog CO2 nepraeina jau standartų, kokie yra nustatyti pasaulyje. Tai va, paskutinis gyvulys po kapotu įdėtas, nebegali šiais laikais dėti, bet šiais laikais iš viso dabar, tenai M-Power, pasižiūrėk, ar tą patį MG jau ant hybridų turi eiti, turbūt, kad ekologiją pakišti, CO2 nesumažinti. Dėl to, kas turi dar susipirkę benzininius paskutinius modelius, gerai išlošęs automobilio vertę, nes tiek M serijos BMW paskutiniai, kurie yra benzininiai, išbrango. Dar gal išbrangs, taip sakykime, bet kaina sustojo, tikrai nepinga ir nebeina jau jų nupirkti pigiau, kaip sakant. Taip pat lygiai ir su MG atsitiko. Tai žiūrėsime, kiek tai laikysis, kiek tai laiko bus vertinama, bet man atrodo, pavyzdžiui, toksai benzingalvis kaip aš, tai kad nesinorėtų kažkur kitur persėsti kaip iš benzino. 1300 vienetų automobilių S65 buvo gaminami visi buvo su Burmester garso sistema 3D, 24 garsiakalbių. 8000 eurų šiaip kainuodavo įsidėti į S-Coupé, tai S65 visi turėjo jau šitą maksimalią muziką. Aš tikrųjų net nežinau, įdomu, ar buvo aplamai prastesnės komplektacijos, nes čia yra tipo skaitosi pilna komplektacija. Bet ar buvo S65, kas darė nepilnos, arba kas, pavyzdžiui, užsakinėjo nepilnos. Šiaip naujas automobilis kainavo palei 300 000 eurų. Nu tai dabar yra nuvertėjęs, dvigubai kaip pavyzdys tikrai yra nuvertėjęs. Ta kaina dabar kaip ir stabilizavosi tokia. Tiek už kiek dabar šią sekundę yra nupirktas šitas automobilis Amerikoje, tai aš manau, kad niekada jisai tiek nekainuos ir kad čia yra labai geras dylas. Nu, aišku, nebent tu gali labai daug ridos prisukti jam, tai rida labai stipriai pakeis situaciją. Prisimenat, kai darėm Lamborghini apžvalgą, kad su Lamborghini pilnu baku gali nuvažiuoti 400 km ir bakas, man atrodo, 80 litrų. Tai čia lygiai taip pat, 80 litrų bakas, gali deklaruoja nuvažiuoti 400 km, bet jeigu pagazuosi biškelį labiau, nuvažiuosi 300 km. Žodžiu, nuo 20 iki 28 iki 30 litrų kuro sąnaudos gali vaikščioti pagal taip, kaip tu važiuosi su šito automobiliu. Dar vienas įdomus faktas, kad šito automobilio variklis buvo montuojamas į super automobilį vieną, kurio kaina yra apie 2 milijonus eurų. Tai yra Pagani. Paganis turi būtent šitą V12 biturbo variklį. Nu, ne būtent šitą, bet būtent tokį patį variklį naudoja ir Pagani, už kurį prašo 2 milijonus eurų. Kitas įdomus faktas, kad automobilis, sakykime, su tokiu galingu varikliu nebuvo gamintas kaip sportinis kažkoks kaip greitas automobilis, kaip superkaras. Žodžiu, nei superkaros buvo taikytasi. Tai buvo norima pakonkuruoti su Bentley Continental GT, su Rolls-Royce, su Coupé modeliu Wright. Man atrodo, vadinasi jisai, jeigu neteisingai kažką ištariau, tai pataisysit, labai nesupykit, bet kaip automobilis atrodo, aš jums parodžiau, žodžiu, žinosit apie ką kalbu. Tai būtent dėl to buvo labai norima koncentruotis į prabangą ir į tylą. Tyla ir prabanga dažnai iš tikrųjų kartu ir būna, nes tai reiškia kokybę. Tai reiškia, automobilio maksimalus greitis yra 250 km/h ir tada jau yra ribotuvas gamyklinis ir buvo kuriamas automobilis taip, kad prie 250 km/h eitų automobilyje susikalbėti, kad reiškia, turi būti gera garso izoliacija. Nu čia jau tokie vokiški bairiukai. Gali taip turbūt daryti, kai turi autobaną, kur yra neribojamas greitis, turbūt, kad tavo pirkėjai išnaudos šitas galimybės. Ant priekinių grotelių, gal matėte, yra tokia kamera, tai yra Magic Body Control. Ta kamera skanuoja kelią į priekį 15 metrų ir automobilį pritaiko prie to, ką mato priekyje. Reiškia, jeigu pamato duobę arba, pavyzdžiui, tenai važiuojame per kažkokį gulintį policininką, kur gal ne taip reikėtų vadinti, bet žodžiu, važiuojame per kažkokias kliūtis, per duobes, automobilio važiuoklė pritaiko automobilį pakelia, jeigu gražus kelias nuleidžia, pakėtina, paminkština ir panašiai. Žodžiu, ta kamerytė dirba didelį darbą. Automobilis labai gerai stovi ant kelio ir iš tikrųjų ne tai, kad tik sėdynės apspaudžia ir tu gerai jautiesi automobilyje, bet yra dar įdomus dalykas, kad automobilis posūkio metu pasvyra 2,5 laipsnio į ten, kur važiuoja, taip, kai motociklas ant posūkio virsta. Tai visą tai atlieka nuostabi šito Mercedeso važiuoklė, tai padaro tą važiavimą dar tokį, atrodo, stabilesnį, labiau kontroliuojama, dar geriau jautiesi. Dėl to mes prieš tai, kai važiavome, ten atrodo tokie kaip vos ne serpantinai keliukas, prasideda, bet aš važiuoju 80-90 ir atrodo, kad nereikia stabdyti taip stabiliai, taip tvirtai automobilis stovi ant kelio. Labai malonu važiuoti per kiekvieną tokią kliūtį ir nekliūtį, kaip čia vardinti, posūkį kažkokią, ne?
ne? Įdomu, kad šita garso sistema, žodžiu, subwooferis yra integruotas į kėbulą. Visa galinė automobilio dalis yra kaip paskaičiuota, kaip rezonatorius veikia. Garso sistemos yra 1,5 kW, 1540 W, 1,5 kW garso standartinė kažkokiam automobiliui, taip sakykime, nes tiesiog iš gamyklos išvažiavęs. Garso sistema, jo, 3D, 8000 eurų, bet, nieko nereikia įsiduok perdaryti. Tu gali nusipirkti daiktą ir viską jame iš karto pagauti. Nereikia jokių važiuoti, kad man įdėkit garso izoliacijos geresnės ar tenai dar kažką pasitobulinti, ne? Mercedesas pasistengė šitoje vietoje. Iš tikrųjų, tikrai automobilis geresnis už Rolls-Royce'ą. Rolls'as yra visiškai savotiškas kitoks. Bet šitas automobilis ženkliai atrodo geriau užbaigtas. Įsivaizduok, gamintojas automobilį šitą kaip pagamino, mažino niutonus, kad atlaikytų mechanizmus. Tai tas 1000 niutonų jau atrodo kosmosas, bet čia yra kiek įmanoma sumažinta, kad atlaikytų transmisiją automobilio tą galingumą. Įdomu, kaip būtų su kokiu Stage 1 ar Stage 2. Ir aišku, tai kad kalbu, kaip sulūžtų greitai kas nors mašinai, bet turbūt įdomu, kiek tada greitas tas automobilis galėtų būti. Bet turbūt tai visiškai neturėtų logikos, nes net dabar tas galingumas tik ant galinių varomų ratų, toks tikrai jaučiasi, kad persistengta, kaip sakant, perlenkta lazda yra. Sažiuką. Opa. Masažas labai gerai veikia, dar žinai dėl ko, kad esi užspaustas tą sėdynę. Žinai, kai atsisėdam, o oras taip spaudžia, kad sėdynė kiek įmanoma labiau priglustų. Va, Jėzau, kaip malonu. Labai gerai, labai gerai. Ir čia 6 režimai. Jungti ir tau, gerai. Operatorius jau užpavydėjo. Opa. Palyginus, kad 2015 metų automobilis, tai spūdingai čia visko įdėta, ne? Mane labiausiai žavė tai netokie dalykai. Aš daug automobilių žinau, kur yra stipriai prikomplektuoti, pridėliota, visko. Vienas už kitą yra kažkokie labiau žavus. Ten tas pas koks Lexusas labai senai jau tikrai dėjo daug visokiausių tų privalumų, įdomiausių ir panašiai. Bet labiausiai stebina ne tas, o stebina automobilio kokybė. To labiausiai turbūt norėtųsi. Tai super kokybiškas automobilis. Jau su AMG GT mes kalbėjom, kad tikrai įdomu, malonu važiuoti. Tai AMG GT, žodžiu, gal vienam kieme ir gali būti priparkuotas, bet tikrai vieną šalia kito negalima parkuoti, nes šitas automobilis yra visą galvą pranašesnis tikrai už AMG GT. Kosmosas, kai viskas yra gerai suderinta. Tikrai kažkoks orkestras meno kūrinys yra turbūt labai gerai apibūdinantis šitą automobilį. Nežinau, turėsit galimybę kad nors gyvenime su tokiu pavažiuoti arba įsigyti, tai 100% reikia įsigyti tokį daiktą. Ir manau, kad tai yra tikrai saugi investicija šiai dienai. Turbūt, kad po apžvalgos visi šokam, aš to pačiu, žinokit, važiuoju atiduoti automobilį dabar, taigi atiduosiu automobilį, šokam į Kopartą, įėjai ir laukiam, kada iškris sekantis koksai. Tikrai tokį automobilį norėtųs turėti. Atrodo, to garso ir salone kažkiek girdisi. Lauke tai jo yra ženkliai daugiau, bet tai yra vienas tyliausių AMG. Siekta, kad tai būtų daug solidesnis už V8 AMG. Tai už 6.3 modelį. Dėl to garsas yra toksai įspaustas, kad būtų, kaip kalbėjau, kad prie 250 eitų susikalbėti normaliai. Bet tai reiškia, kad toksai turi tą tokį prestižą rodyti šitas automobilis, prabangą. Neturi jis žviegti, klikti. Labai įdomiai. Labai įdomus sprendimai. Turbūt tai ir priveda prie to, kad gaminta labai nedaug, taip kad išlaikyti automobilio didžiulę vertę, dėl ko gal nebegaminama toliau, nes gal tai nėra ant tiek stipriai paklausu. Ir faktas, labai brangu. Mercedesas už 300 000 eurų brangu. Ir ką, kaip jūs galvojate? Kur turi tęstis kelionę, kai važinėjai savo 12 bit turbo? Pradėjom automobilio kelionę degaliniai ir atvažiavom į degalinę. Naujas kainavo 300 000, dabar naudotas ne 130, bet tai nereiškia, kad 170 000 neišleisi degalinėse tokį turėdami. Labai gerai suprantu, kodėl automobilio kaina kyla. Neįsivaizduoju, ar įmanoma dar kažkur nusipirkti tokias geras emocijas teikiantį automobilį. Tu važiuoji įsijungęs masažą ir turi 1000 niutonų. Važiuoji tyloj, komforte, su prestižiniu automobiliu ir super galingu. Tiesiog nerealus automobilis. Automobilio priekis labai ilgas, aišku, didelis variklis. Stogas žemesnis atrodo dėl to dar platesnis, dar agresyvesnis. Nors šiaip yra ganėtinai platus. Stovi labai gerai ant kelio, kol nenuspaudė to gazo pedalo iki galo. Kartais net iki galo nereikia, iš tikrųjų labai greitai sureaguoja, nes automobilis tik galų varomas. Tokia galia,
tik galų varoma. Ir žodžiu, 2 tonos tobulybės visiškai. Man šitas automobilis tikrai tobulas. Gale, išvaizda, viskas. Vau. Neįsivaizduoju, kodėl Mercedes sustojo jį gaminti, bet tikiuosi gal persiglos vieną dieną. Žodžiu, ačiū tikrai, kad žiūrėjote, paspauskit like, jei ne man, tai bent šitam automobiliui jis tikrai to vertas ir būtinai paspauskit subscribe ant kanalo, būsiu jums nuoširdžiai dėkingas. O aš dabar noriu sugalvoti, kokio automobilio galėčiau toliau daryti apžvalgą dabar, nes artėja žiemos sezonas ir reikia kažkokius jau keisti automobilius, Lamborghini nebepatestuosim, galite pakomentuoti arba parašyti, gal kažkas turite įdomų automobilį ir padarysime jo apžvalgą. Ačiū ir iki.